Sveiki visi, esu Mantas, klinikos ortoproktologijos kineziterapeutas. Šiandien parodysiu jums keletą svarbių pratimų, kurie padės sustiprinti juosmens bei aplink kelių sąnarius esančius raumenis ir sumažinti riziką ateityje patirti traumą. Dabar parodysiu keletą pratimų, kurie padės sumažinti kelių sąnarių traumas. Pirmasis pratimas – pritūpimas. Atsistokime taip, jog mūsų pėdos, kelių sąnariai būtų dubens ir pečių juostos plotį. Šiek tiek pasukame pėdas į išorę, tačiau ne per daug. Galime rankas pakelti ir sukryžiuoti jas per alkūnes ir padėti delnus ant alkūnių. Šiuo momentu svarbu įkvėpti ir įkvėpimo momentu tūptis ant kėdės, įsivaizduojamos kėdės. Iškvėpimo momentu stengiamės pakilti į viršų. Vėl įkvėpėme, tūpėmės ant kėdės iki maždaug 90 laipsnių kampo, iškvėpimo momentu grįžtame į pradinę poziciją ir nepilnai ištiesiame kelių sąnarius. Pratimas atrodo iš šono štai taip. Vėlgi, įkvėpsime, sėdamės ant įsivaizduojamos kėdės ir iškvėpimo momentu grįžtame į pradinę poziciją, nepilnai ištiesdami kelių sąnarius. Ir kartosime šitą pratimą 3 kartus po 10 pakartojimų. Mūsų antras pratimas bus įtūpstas į priekį. Savo delnus padedame ant dubens šalia klubų. Įkvėpimo momentu stengiamės žengti žingsnį į priekį ir labai ramiai, negreitai daryti įtūpstą į priekį taip, jog mūsų kelių sąnariai lenktųsi vienodai ir priekinis kelio sąnarys ne visiškai pilnai užeitų už pirštų galiukų ir iš lėto grįžti į priekį. Tuomet vėl įkvepiame, stengiamės daryti įtūpstą su priešinga koja, tuomet leidžiame kelių sąnarių žemyn, kitas kelio sąnarys eina į priekį, bet ne visiškai pilnai už pirštų galiukų ir iškvėpimo momentu grįžtame į pradinę poziciją. Kartosime 3 kartus po 12 pakartojimų. Mūsų trečiasis pratimas bus atsigulus ant nugaros, ant kilimėlio, sulenkus kelių sąnarius. Mūsų pėdos yra lygiagrečiai vienas kito atžvilgiu ir svarbu akcentuoti mūsų juosmeninės stuburo dalies prispaudimą prie kilimėlio. Reiškia, mūsų delnas neturi užeiti už stuburą, jis negali prasiskverbti pro tą tarpelį, kuris yra juosmeninėje stuburo dalyje. Tuomet mes akcentuojame pilvo raumenų įtampą ir iš tokios pozicijos skeliame stuburą į viršų, į lubas. Įkvepiame ir iškvėpimo momentu keliame stuburą į viršų, įtempiame sėdmenis, palaikom 3 sekundės ir įkvėpimo momentu vėl leidžiame stuburą žemyn ir prispaudžiam jį visiškai pilnai prie grindų. Kartosime 3 kartus po 10 pakartojimų.